Man parašė per Facebooką, parašė, kad jisai su kitu draugu bendrai išleidžia knygą. Ir sako, ar tu negalėtum pagroti rašytojų sąjungoje, kai mes pristatinėsime knygą? Aš galvoju, Dieve, tu mano kokia laimė, rašytojų sąjungoje. Tai čia beveik kaip pas prezidentę grot, suprantat? Galvoju, kokia laimė. Sakau, aš būtinai. Ir labai ruošiausi, labai nervinausi, galvoju, čia rašytojų sąjungoje žmonės susirinks visi rimti, bus pristatoma knyga, kaip aš ten atrodysiu, galvoju apie kostiumą vieną ar kitą. Ir kai tik atėjo tas laikas, kai jau turėjo būti čia per Kalėdas, tas knygos pristatymas, tasai žmogus parašė, aš susirgau plaučių uždegimu, prašau atšaukime visą tą knygos pristatymą, prezentaciją. Bet nei rašytojų sąjungoje, nei tas jo knygos bendraautorius, niekas nepaklausė jo. Jie padarė knygos pristatymą be jo. Ir jisai po to Facebook'e savo tuos kolegas užpylė keiksmažodžiais. Tai aš apie tai labai visas sugniuždytas mąsčiau ir supratau, kad dorų žmonių mažai beliko. Ir parašiau dainą, suprantat, kuri taip ir vadinasi. Dorų žmonių mažai beliko. Rašytojų vyne pasiskambino, poezijoje vaizdo nebėra. Keikiam likimą, sako, neteisybės nebėra. Dorų žmonių mažai beliko, ne literatūroje ir kine. Liko jų tik tai laivyne, tačiau kaimynai nebėra. Dorų žmonių mažai beliko, ne literatūroje ir kine. Liko jų tik tai laivyne, tačiau kaimynai nebėra. Nupūskim pulkės nuo archyvų, Salintas lentynoje tarp knygų, poilsiauju pragare. Dorų žmonių mažai beliko, ne literatūroje ir kine. Liko jų tik tai laivyne, tačiau kaimynai nebėra. Dorų žmonių mažai beliko, ne literatūroje ir kine. Liko jų tik tai laivyne, tačiau kaimynai nebėra. Skanam, menas tai fetišas tai menas. Skanam, menas tai fetišas tai menas. Dorų žmonių mažai beliko, ne literatūroje ir kine. Liko jų tik tai laivyne, tačiau kaimynai nebėra. Dorų žmonių mažai beliko, ne literatūroje ir kine. Liko jų tik tai laivyne, tačiau kaimynai nebėra. Skanam, menas tai fetišas tai menas. Skanam, menas tai fetišas tai menas. Ačiū Jums labai. Tai va, tik aš norėjau